Labas rytas visiems, žinokit, ką tik atsikėliau, einu darytis kavą ir valgyti pusryčių. Šiandien turbūt kokių kelauksų suvalgysiu greitai, ne kažko ypatingo negaminsiu. Ir šiandien yra šeštadienis ir aš jums, kaip matot, filmuoju, nežinau, ar tik tai šiandien filmuosiu, ar rytoj, pasižiūrėsim, kokio čia ilgio gausis. Ir kągi aš šiandien planuoju veikti. Tai šiandien pagal planą iš tikrųjų mes turėtume važiuoti kažkur, tai nežinau, ar į Akropolį, ar į Ozą, ar kažkurią iš šitų parduotuvių, nes mums reikia apsipirkti kelis lagaminus jau nusipirkti, kadangi laikas pradėti pakuoti, žiūrėti, kiek bus daiktų, kaip kas, ir taip pat aš dar kelis dalykus noriu nusipirkti. Tai va, tai žiūrėsim, bet mano vyras dar miega, tai aš lauksiu, kol jisai atsikels ir tada žiūrėsim. Tikiuosi, kad jisai labai vėlai neatsikels, dar spėsim visur suvažinėti. Tai, žodžiu, o aš tada einu ruošti savo mini pusryčius, savo kavytę ir tuomet pasirodysiu truputėlį vėliau, jau kai būsiu šiek tiek daugiau prasibudinus ir gal pasiruošusi. Aš, žinokit, turiu labai tokią keistą manierą, bet mėgstu į dribsnius įsidėti kokio nors džiovintų vaisių. Tai va, pavyzdžiui, šiandien įsidėjau spanguolių, aš kartais kokių razinų, kokio abrikosų prisidedu. Tai mano vyras laiką juokiasi, sako, tu labai kažkaip keistai valgai. Tai va, štai kaip, matot, kaip atrodo mano pusryčiai. Einu pavalgysiu, jums įkelsiu filmuką ir, kaip sakiau, eisiu pasiruošti. Taigi išėjau sekundį į balkoną, nes norėjau parodyti greitai savo makiažą, viduje nieko nesimato, nes žinokit, taip tamsu, reikia šviesas visur jungti. Tai va, tai galbūt čia kažkiek matosi. Tai va, pasidariau tokią auksinį su šiek tiek bronzinis ir naudojau juodą markerį iš Art Deco. Nežinau, ar matosi gerai, bet aš jums savo praeitą vlogę rodžiau, kad pirkau Douglase ir sakiau, papasakosiu kaip. Tai žinau, kad šiandien antrą kartą bandau, tai bent jau pirmas įspūdis tai labai tikrai neblogas, nes labai juodai piešiasi, labai lengvai, bet žiūrėsim, kiek laikys ir kaip bus ta plunksnelė. Bet aš jums galiu iš tikrųjų parodyti, jeigu kas nors nematėt. Nes aš dabar, žinokit, neatsimenu pavadinimo, kur aš dabar įdėjau. Va, čia. Žodžiu, va šitas čia, kur vadinasi Art Deco Sensitive Fine Liner, nes, biškai, aš jums kažkur tai numečiau, bet, žodžiu, va, kai būna tokios plunksnelės, tai kartais būna, kad pats galiukas labai greitai užsilenkia ir gražiai nebebrėžia, tai žiūrėsim, kaip bus su šitu. Tai aš labai tikiuosi, kad man išsilaikys bent kurį laiką, bet kaip sakiau, bent jau pirmas įspūdis, tai tikrai labai neblogas. Tai va, tai žodžiu, kaip matot, užsirašiau, mano vyras dar miega, tai aš tą progą keliauju iki parduotuvės ir reikia vėl į paštą. Aš jau pašte, tai žinokit, dabar išvis nuolatinė klientė, nes mesgi dabar prieš išvažiuojant iš tikrųjų nemažai daiktų išpardavinėjom. Tiesiog tokių namų apyvokos, kažko tokio, nuo ko mes tikrai nepasiimsim. Ir šiaip tokių mažesnių kažkokių daiktų, tarkim, ką galima paštu išsiųsti, tai aš tokį į paštą dabar einu ir einu čiūdė kiekvieną dieną, jau mane visos paštininkės pažįsta. Tai va, tai žodžiu, lėkiu išsiųsti vieną siuntinį ir paskui pasižiūrėsim, kaip mano diena išsirutulios toliau. Tai va, mano mažoji katytė džiaugiasi balkonu, aš dabargi labai retai atidarau, žiūri, kas laukia vyksta. Nes šalta, tai aš pradarau kokiam 2-3 minutėm ir uždarau. Nes jeigu ir nėra minuso, tai vis tiek kokie plius keli laipsniai, tai kambariai labai greitai įšąla. Kažką, man atrodo, jinai mato. Ką, aš nežinau, bet aš tai, žinokit, nieko nematau. Gal jinai vaikų besisupančiam auksi. Ne, katytė, mini? Mini, ką te matai? Ką? Vienu žodžiu, gerai, žinokit, viskas, lėkiu aš tada. Ir pasižiūrėsim, kaip toliau man gausis mano diena. Na ką, pagaliau užsirašėm, kol išsikutėm, tai beveik ir vakaras atėjo, dabar yra kiek beveik 5 valandos ir ruošiamės važiuoti kažkurį prekybos centrą, tai dar nežinau į kurį, tai gal koks Akropolis, Panoramą pasižiūrėsim ir parodysiu po ilgo laiko savo outfitą, nes kaip žinot, labai ilgai negalėjau jokio liemenuko nešioti, tai jau dabar po truputį galiu, tai jau galiu po biškį ir normaliai apsirengti. Tai va, tai žodžiu, mano šitie auskarai yra iš Promaudo, man atrodo.
Laikrodis žiedas kaip visą laiką, nieko ypatingo, ant kaklo kažkaip nieko nesikabinau. Šitas dryžiukas dar yra iš Japonijos ir mano šita suknelė yra iš Hapiek ir batai yra iš Clarks. Tai va, taip esu apsirengus ir užsidėsiu kokią nors lengvą labai paltuką, nes ruošiamas būti kažkur tai viduje, po lauko labai nevaikščiosim, plus lyja, šalta, tai tik tai liegų ieškojimas. Tai va, tai žodžiu viskas, einu dėtis aš paltą ir keliausim. Ką tai, kad vykom, kiek žmonių iš tikrųjų, pasirodo, kad šiandien dar visur visokios nuolaidos kažkiek tai vyksta. Ir aš galvoju, kad tik tai vakar buvo tas Black Friday išpardavimai. Tai va, tai mes apsižiūrim ir einu aš iki Triumfo namo, noriu dar apatinių šiek tiek nusipirkti, o paskui eisim žiūrėti lagaminų. Tai va, irgi dabar apeisim, žiūrėsim, kur geriausia vieta pirkti. O dabar atėjome Jurgį ir Drakoną pavalgyti, žinokit, apačioje visiškai visur pilna, nėra kur atsisėsti, aš turbūt Akropolį dar taip nemačiau. O čia atradom vietą ir laukiam dabar picų užsisakėm ir pavalgysim ir tuomet eisim vaikščioti aplinkui, ieškosim lagaminų ir, žodžiu, žiūrėsim, kas kur gero, nes iš tikrųjų taip Akropolį, kad normaliai per parduotuvės iš tikrųjų seniai mes vaikščiojom. Jų dabar meniu kažkiek pasikeitęs, tai va, visokiausių naujų picų turiu, tai mes šiandien išbandysim va šitą medaus mėnuo Jamaikoje, aš tik taip prašiau be raudonųjų svogūnų, nes nelabai aš mėgstu, aš jums kažkada pasakojau, nebent jie sumalti ir aš jų nematau, kol aš matau, aš nemėgstu, čia turbūt psichologinis dalykas, o kitą užsisakėm daugiau sūrių, tai čia bus daug visokiausių sūrių, tai turėtų būti labai skanu. Čia turi labai skanų limonadą, kai atnešiu šum parodysiu, va čia yra su obuoliais ir cinamonu, žinokit, nerealiai skanus. Tai va, laukiam ir kai atnešiu šum, tada parodysiu, kaip atrodo. Ir štai mūsų picos kaip atrodo. Labai skaniai kvepia, tarp kitko Jurgis ir Drakonas picos labai skanios ir tas limonadas, apie kurį minėjau. Važiuojam dabar greitai į Ermitažą pasižiūrėti lagaminų, nes dar mes neapsisprendėm 100%, bet mes ko gero galvojam gal nesiųsti, bet viską kartu su savim pasiimti. Ir plus mes skrisim su biznio klase, tai mums reikia 4 didelių vien tik tai lagaminų ir mes tik tai vieną turim, tai va, tai reikia apsipirkti. Ir neplanuojam pirkti kažkokių brangių, nes aš visą laiką sakau, su pagrindiniu bagažu neapsimoka visiškai investuoti pinigų. Nusiperki pačius, gal ne pačius pigiausius, bet tikrai papigiai paprastus lagaminus, nes visą laiką jie iš lėktuvo išeina subraižyti, sumindžioti, sulaužyti būna ir taip toliau. Tai aš jau pasimokus, kad gerų lagaminų nereikia pirkti. Jeigu nori kažkokio gero ten prabangaus, tai gali kaip rankinį bagažą. Tai va, tai žiūrinėjom. Buvom dar keliose parduotuvėse ir renkamės, šiandien nepirksim, ten gal 10 bagažų, bet reikia nusipirkti keletą, nes reikia pradėti pakuotis ir tuomet, kad žinotume maždaug, kiek mums tų lagaminų reikės. Now my husband gonna show what I bought today. Jeigu rimtai, tai žinokit, esame mes Europoje, po Akropolį atsidūrėm, čia nenusipirkom lagaminų, tai važiuosim dabar ko gero pirmadienį jų pirkti. Nes sakom, savaitgalį nieko tiek nepakuosim, tai nusprendėm neimti, nes norėjom čia atvažiuoti, tai dar visokių dalykų apsipirkau, ko reikia ir aišku, ko nereikia, tai aš paskui grįžusi namo parodysiu. Ir dabar dar šiek tiek vaikštom aplinkui ir laukiam draugų, turėtų jie neužilgo čia atvažiuoti ir paskui eisim dar pasėdėti į Sky barą. Bet šiaip tai Europa tokia tuščia palyginus su Akropoliu. Mes sakom, reikėjo čia iš karto važiuoti, va, iš vis keletą žmonių visam shopping centre vaikšto, iš vis va, pasižiūrėkit. O tarp kitko, va, kaip fainai, va, kalėdam pasipuošia visur lemputės, man labai patinka. Šiais metais, kadangi neturėsiu kalėdų dekoracijų, kaip galėčiau kažką padaryti, bet jau nėra iš tikrųjų tol, kad tai jau išgyvensiu, tai aš bent pasidžiaugiu, kur yra eglutės papuoštos, kur parduotuvės pasipuošia, tai tokia kalėdų dvasia jaučiasi. Tai žodžiu, mes dar pasivaikštinėsim truputėlį. Reikėtų nusipirkti vandens, nežinau, kad vos prakalbu, tai burna išdžiūvus. Matyt dėl to, kad iššildymas ir viduj sujungtas ir vis tiek išdžiovina. Tai va, tai reikia nusipirkti vandens ir lauksim savo draugų.
Girdėjote, tai mes laukiam, žinokit, dar draugų mūsų, jie šiek tiek vėluoja. Tai sakom, ką mes švaikščiosim aplinkui, nes apsipirkom viską, ką reikia. Ir dabar žiūrėjom, kaip čia vadinasi Take Way. Čia vienama, va čia yra pavadinimas Take Way Food is Power, žodžiu, va čia. Ir labai gerą norėjom, tai čia atsigeriam ir aš pasiėmiau ledų. Tai va, kaip atrodo, šitie yra Häagen-Dazs. Šitie, man atrodo, yra šokoladiniai. Mūsų draugai skambina. Gerai, žinokit, baigiu aš bloginti. Ok, sekantis šopingas. Jeigu, ne, aš rimtai žinokit. Iš Europos atvažiavom dabar į Panoramą, nes atvažiavom mūsų draugai ir noriu pasižiūrėti dar kelias parduotuvės. Tavilė, pasisveikink. Tai va, jinai sakė, nori kelias parduotuvės nueiti. Ir mes dar turim pusvalandį iki uždarimo. Eina, sako, plaukia šalta, žinokit, neįsivaizduojate, lyja. Nu, aš aišku su tokiu paltuku, nes aš negalvojau, kad įžengsiu koją į lauką. Tai šiandien biškį pašadysiu, kol perėt reikės. Tai va, tai dar kažką jinai čia pasižiūrės. Ir paskui važiuosim į kokį nors, nežinau, barą ar kažkur tais pasėdėti truputėlį. Ir žiūrėsim, turbūt mūsų vakaras taip ir užsibaigs. Žiūrėkit, kokios fainos dekoracijos kalėdų padarytos. Čia gražiau papuošta negu Europai. Čia kalėdinis paštas. Čia iš vis fainai. Taigi neįsivaizduojat, kur dabar atsidūrėm. Šiandien esam Alaus bibliotekoje. Čia Vilniaus centre yra Trakų gatvėje. Tai va, čia truputėlį pasėdėsim. Iš tikrųjų, tai labai daug žmonių skelbasi, kad staliuką gavom. Ir labai daug garsų, tai turbūt iš čia mane sunkiai girdėtis, gal labai daug ir nekalbėsiu. Sekanti stotelė Viskio baras. Čia tik tai apačioje Alaus bibliotekos. Kaip matot, šeštadienis šiandien tikras šeštadienis. Mes per kelias vietas kažkur tai keliaujam, sėdim, viską išragaujam. Šiek tiek parodysiu, kaip vieta atrodo. Šiandien esu pirmą kartą. Tai va. Kaip atrodo, ten yra visokiausios dėžutės sudėtos nuo būtent Viskio. Ir vat, pavyzdžiui, čia labai fainai padaryta žvakės buteliuose. Labai iš tikrųjų įdomi idėja, aš kažkur esu tokią vadidėję mačius. Tai va, aš asmeniškai tikrai iš tikrųjų gėrimų nelabai mėgstu, tai man vyras kažkurių kokteilis silpną užsakė. Tai va, tai laukiu, kol dabar atkeliaus. Davilė, ką tu ką tik užsisakei, ko labai nemėgsti? Oysters! Gonna be fun! O klausyk, kaip lietuviškai oysters? Oysters. 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 Bet jis yra žalios. How do you say hipster in Lithuanian? Hipsteris. Live. Hipsterė, ne? Mantas, tai hipster. Tai aš žinau, kad labai daug juokauja. Tai užsisakėm mes 3 rūšių austres, nes... Sorry, mūsų pasišnekėję šiek tiek, galite. Turim tik 7 austres likusias. Neškitas visas. Va, taip matot, ką tik žmogus davė leidimą įdėti blogą. Bet mes užsisakėm austrų iš šalių, bet savo žodžiu turėjome tai 7. Jos yra žalios, aš asmeniškai labai mėgstu, bet mūsų draugai nelabai išterijuokėmės, kad, sakom, užsakė, tu gražiai mėgsta, tai va paragausim, nes pirmą kartą ragausim. Atrodo mūsų austras ir dar laukiam vieno padažo. Doves love. Dove, I'm supposed to film you when you eat it. Okay, I think we're sauce. Dar neragavot nieko? Ne, Dar ne. Tai ant 4 uždėkit. That's home? Yes. I'm gonna pass, I'm gonna have that one. Me too. Tai imkite ranką, aš iš karto dedu, pasižiūrėkite, ar jinai atsikabinusi tom šakutėm. Amazing. Because my friend just made some comparison, the phone not gonna go well in my imagination. Mantai, nori? Dove try. Tai galit mums palikti, jeigu sėsti, čia išsižvelgti. Na, iš tiek nusėda, čia reikia įspausti. Tai susitvarkysim, ačiū. Dove enjoy. Dove enjoys this guy.
looks bad. What? But looks bad actually. Okay, try. It looks like soap. No, we can do it. The soap is not that bad. Yeah, but I don't know what is about salt, but I really don't want it. No, if it wasn't for Mantas, probably would be okay. Mantas, next time shut up. Next time don't fucking watch this. But it is really good. I very like it. Foamy oysters. Good? Oh my god, I love oysters. I take only one, I'll pass all of Christ, what's wrong with you? You know what, like, listen, but if you don't You but have- if you like, if you just See what I have to deal with. Viską, žinokit, pagaliau jau esame mes namuose ir pakankamai jau yra vėlu, bet kažkaip užsisėdėjom, kadangi tai yra šeštadienis, išeiginė, tai niekas niekur neskuba ir aš jau viską esu po dušo, išsiploviau galvą, nes, žinokit, mes bandėm dar eiti į vieną vietą pasėdėti, bet buvo pilna, paskui dar bandėm į vieną, nu žodžiu, visur pilna žmonių, aš galvoju, oras toksai bjaurus, šalta, tai tiesiog galbūt žmonės nelabai kažką kitą sugalvoja, ką veikti, tai visi visokius barus ir kavinės eina. Tai va, tai taip ir gavosi, kad išvažiavom namo, nes galbūt dar ilgiau būtume pabuvę, bet kol daėjom iki kitos vietos, tai mane sulijo, aš tokiu plonyčiu paltuku, tai sakau, peršalsiu, tai grįžau namo ir tiesiai į dušą, išsiploviau galvą, žodžiu, visą, kad nesusirgčiau. Tai va, aš dar galvoju, norėjau greitai parodyti savo pirkinius, galbūt dalį pirkinių, tai va, čia viskas yra sudėta, tai šitie dvieji čia yra iš Miglės ir Triumfo, tai čia yra apatiniai, tai galbūt tokių nerodysiu. Aš nežinau, jūs parašykite merginos moteris, kurios mane žiūri, jeigu jums įdomu tokie kaip apatiniai, tai aš galiu jums kitą kartą parodyti. O labai aš noriu parodyti, ką man nupirko vyras dovanų iš Michael Korso. Dar čia man kažkokį lankstinuką įdėjo, nežinau. Ir štai yra tokia suknelė, kaip man čia panašiai pripakuota. Nu, žodžiu, pakavimo daugiau tai negu pačios suknelės, ko gero. Bet labai iš tikrųjų graži, kai jam parduotuvę, tai pamatėmės ant modelio. Aš galbūt kažkaip taip šviesą čia uždėsiu. Aš nežinau, kiek čia dabar to viso grožio matysis, bet galbūt kažkiek matysis. Tai va, tai yra štai tokia aptemta suknelė ilga, jinai maždaug yra iki kelio, jinai šiek tiek yra tampama, tai jinai labai gražiai apsitempia. Ir štai čia yra priekis, va tokia V formos iškirpti, tai va, kaip atrodo, tai tikrai, kad labai gražiai atrodo, aš kada nors užsidėsiu, tai aš būtinai jums parodysiu, kaip ant manęs atrodysiu. Jau žinokit, tiesą pasakius, šiandien jau labai tingiu matuotis, dainytis kažką, tai nes jau ko gero jūs iš miegučio. Tai va, tai žodžiu, taip atrodo mano pirkiniai. O taigi aš visą video prakalbėjau, praplepėjau, velnias žino, ką ir nepasakiau pačią svarbiausią reikalą. Aš jau pasakysiu, kada mes tiksliai paliekam Lietuvą, nes jau turim bilietus. Tai vis dėlto, žinokit, paliekam per Kalėdas. Tai iš tikrųjų liko labai nedaug laiko, mėnuo laiko, netgi turbūt truputėlį mažiau. Tai dabar jau laikas yra, kada paskubėti viską tvarkytis, krauti, žodžiu, galvoti, kaip ką nusivežti, ką palikti Lietuvoje, ką atiduoti ir taip toliau, tai žodžiu visokių tokių reikalų. Tai dabar jau reikia po truputį paskubėti ir mes išskrisim, gausis taip, kad mes išskrisim per pačias kūčias ir kūčių vakarą mes sutiksim Turkijoje, o paskui Kalėdų, kaip ir dieną, sutiksim jau lėktuve. Pačias Kalėdas, o Kalėdų vakarą jau sutiksim Brazilijoje. Tai va, tai šiais metais iš tikrųjų gausis tokios ekstremalios. Aš visą laiką juokauju per kiekvienas Kalėdas, sakau, nu pasižiūrėsim, kur kitais metais mes jas sutiksim, nes visą laiką gaunasi
kitoj vietoj, kuriam nors kitam pasaulio gale ir kokiam nors kitokiam sąlygom. Tai va, tai žinokit, kiekvienas mano kalėdos yra kažkokios kitokios. Tai šį kartą tikrai tokios, ekstremaliai, nes lėktuve dar kalėdų, žinokit, nebuvau sutikus. Tai va, tai žiūrėsim, kaip bus. Bet jeigu taip gaunasi, nieko nepadarysim. Tai iš tikrųjų, žinokit, labai laukiu. Kaip ir sakiau, mažai čia to laiko ir beliko. Aš manau, kad bus iš tikrųjų smagu. Bent jau naujus metus jau ten sutiksim, jau nebus, kad kažkur tik klajojam lėktuve ir dar kažkur. Ir žinoma, aš jums pasistengsiu viską pafilmuoti ir parodyti. Tai va, o tuomet šiandien jau viskas, aš tikiuosi viską jums papasakau, parodžiu, ką norėjau, nežinau, ką atsiminiau. Ir tuomet labai ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano kitose vloguose ir filmukuose. Labanakt!